Sveiki atvykę į Išminties minutėlę. Išminties minutėlėse mes paimam kažkokią psichologinę, gyvenimišką, svarbę kiekvienam žmogui temą ir pabandom pamastyti kartu toje temoje. Taigi šiandienos tema yra perdegimas, kai žmogus tiek daug dirba, tiek daug stengiasi, atrodo tiek daug jėgų įdeda ir žiūrėk, dingsta džiaugsmas, dingsta energija, atsiranda daug streso, bloga savijauta ir panašiai. Tad šiandien Išminties minutėlėje kalbėsime būtent apie tai. Tad pradeda. Labas rytas, šiandien atvykau anksčiau prieš paskaitas, kad galėčiau nufilmuoti Išminties minutėlę, tai dar toks šiek tiek apsimiegojęs. Šita savaitė tokia labai greita, labai greitai viskas praėjo, daug reikalų, prasidėjo kalėdinis laikotarpis, žmonės skuba, lekia, darbai, apsipirkimai, parduotuvės ir taip toliau. Tad šituo laikotarpiu gali dar atsitikti toks dalykas, kad žmonės dar labiau stresuoja, dar labiau jaučia tuos kasdieninius rūpesčius, kurių daugiau atsiranda daugumo žmonių kasdienybėje. Tad pagalvojau, kad labai būtų naudinga belaukiant kalėdų pasikalbėti būtent šią temą. Praeitą savaitę Išminties minutėlę praleidau, tiesiog pats irgi buvau įsisukęs į visą tą sūkurį, bet matėte vlogą iš Varšuvos. Antrą dalį vlogo pamatysite kitą savaitę, vienu žodžiu. Tai galvojau, dabar reikia atsigriebti su Išminties minutėlę. Taigi atsitinka taip, kad daug žmonių iš tikrųjų patiria šitą bėdą. Dirba, darbas, reikalai, parduotuvės, visokios atsakomybės. Ir Lazarusas yra pasakęs, kad gali tapti stresoriumi ir padaugėti streso kasdienybėje, nes padaugėja rūpesčių, padaugėja visokių reikalų. Na, bet grįžkime prie perdegimo. Pat tas žodis perdegimas. Tas žodis jau perdega. Atrodo dega ir niekaip užgist negali. Atrodo niekaip neišeina užbaigti ir atrodo karšta. Atrodo sunku ir atrodo niekada tas nesibaigia. Nesenai teko Facebook'e matyti Laurinaičio, psichiatro, tokį pasakymą, kad laimingas žmogus yra, kas rodo, kad žmogus laimingas, tai kai atsikėlęs ryte, žmogus nori eiti į darbą. Ir jau einant darbui į pabaigą, jau nori eiti namo. Taigi jis laimingas ir darbe, ir namuose. Reiktų atsiminti, kad žmogus turi ne vieną tokią gyvenimo sferą, ne vieną sferą kaip pavyzdžiui darbas. Kai kuriems žmonėms darbas tampa kaip pagrindas. Atrodo, norisi dirbti, atrodo čia tokia didelė ir svarbi atsakomybė, kurios niekaip negaliu apleisti, kurią turiu įgyvendinti 100–200%, nes kitaip bus negerai. Ir iš mokyklos laikų mes išmokyti, kad mes turime
viską daryti geriausiai, idealiausiai ir yra tokių žmonių, kurie stengiasi viską padaryti idealiai, bet tai yra neįmanoma ir taip neturėtų būti. Nes jeigu žmogus taip jau nori viską idealiai padaryti ir galvoja, wow, padariau klaidelę, kaip viskas baisu, atsiranda toks kaip bombos sprogimas, padariau klaidą. Ir įsivaizduokit, kaip žmogus pradeda kankintis, kaip žmogus pradeda pergyventi ir panašiai. Tas pats Lazarusas yra pasakęs, kad noras visada pirmauti, tai irgi yra vienas iš kasdieninių rūpesčių. Jeigu tai tampa kasdieninių rūpesčių, jeigu tu nori būti geriausias, gražiausias, idealiausias, geriausiai savo veiklas padaryti, kas atsitinka, tai veda link perdegimo, nes žmogus po truputį praranda energiją. Iš jo siurbiama energija vien tik dėl to, nes jisai mąsto, aš turiu idealiai padaryti. Vien tik tai mąstydamas jis nepadarys idealiai, nes praras darbui svarbę energiją ir jis negalės mėgautis procesu. O procesu mėgautis labai svarbu. Aš jau kažkada esu sakęs, kad yra toks posakis, tikriausiai žinot, mokslo šaknis karčios, o vaisiai saldus. Aš visada užduodu klausimą, o tai palauk, o kodėl būtinai turi būti karčios šaknis, ką negali būti saldžios, o be to kartumas tai nereiškia, kad neskanu, kartumas gali būti skanu, žiūrėkit, yra visokių, tarkim, limonadas Šveps, vakar kaip tik nusipirkau kartus, bet žmonės perka, nes skanu. Tai tas kartumas nebūtinai yra neskanu. Tas pats ir šitą taisyklę turim atsiminti, kad mes turime džiaugtis procesu, mes turime mėgautis procesu. Bet žmonės, taip mes išmokstame, kad ten klaida yra blogai, jeigu kažkas nepasiseka, kažką blogai padarau arba nesuspėju padaryti, jau gyvenu kažkokioj katastrofoje, kad man gali baigtis blogai ir žmogus pergyvena ir taip toliau. Gerai, bet grįžkime prie perdegimo, jau šiek tiek žiūriu, reikia susikoncentruoti labiau. Taigi, įsivaizduokit, žmogus dirba, išaukština darbą ir praleidžia kitas gyvenimo sferas. Tai yra šeima, hobis, draugai, poilsis, kartais netgi miegas. Įsivaizduokit, žmogus pradeda aukoti miegą. Kiekvienas psichiatras, kiekvienas psichologas žino, kad jeigu žmogus nuolatos neįsimiega, aukoja savo miegą, tarkim, kad ir dėl darbo, totaliai, taip ilgai nepaveš, nes neįmanoma. Miegas yra labai svarbus žmogui. Ir jeigu žmogus to nepadarys, bus problema. Greičiausiai atsiras problemų, tokių kaip psichologinių problemų, psichinių problemų. Žmogus perdegs, žmogus gali atsirasti ir kitų bėdų, gali atsirasti nerimas, gali atsirasti emocinės problemos, gali atsirasti energijos trūkumas, dėl ko žmogus jau ir dirbti negalės, gali suprastėti kognityvinės funkcijos ir taip toliau. Taigi žmogus aukodamas miegą, vėliau gali paaukoti ir sveikatą, ir netgi tą patį darbą, nes jisai paskui negalės dirbti, nes jisai greičiausiai susirgs. Todėl žmogus turi atsiminti vieną svarbią taisyklę. Mes negalim aukoti kitų gyvenimo sferų dėl vienos. Aišku, jeigu tai vienkartinis aspektas ir nesitęsia visą laiką, tai nieko tokio, aišku, žmogus atsistato ir viskas gerai, bet jeigu tai vyksta kasdienybėj, jeigu tai vyksta nuolatos ir žmogus, tarkim, aukoja miegą, aukoja šeimą, aukoja draugus, aukoja poilsį, aukoja hobius, aukoja šventes, savaitgalius, poilsį, tai veda link negerų dalykų. Ir sako paskui, kiek žmonių daug perdegusių, kiek žmonių daug serga depresijom, kiek žmonių yra daug nelaimingų, kiek daug žmonių, vienu žodžiu, kiek daug žmonių
negali džiaugtis, kiek daug žmonių negali mėgautis savo darbu, nors ieškodami darbo, kai atranda tą savo sritį, savo darbą, tie žmonės galbūt pradžioj jautė, kad vau, čia mano sritis, čia mano darbas, aš mėgstu šitą darbą, aš galiu jo mėgautis. Bet žiūrėk, laikui prabėgus, jeigu dar krūviai dideli, žmogus nepaskaičiuoja, nepasveria, kas yra svarbu ir darbą iškelia aukščiausiai už visus kitus reikalus, už visas kitas sferas ir pradeda, jeigu kitos sferos nukentėti, anksčiau ar vėliau žmogus, žiūrėk, ir praradęs energiją, susimąsto, ką aš darau. Ir paskui galvoja, o ką man daryti toliau? Ir žmogui tampa daug sunkiau. Tai ką daryti, jeigu jau ateina žmogus iki šios ribos? Taigi pirmas dalykas, ką žmogus galėtų daryti, tai nusistatyti priežastis, kodėl taip atsitiko. Kai tu žinai priežastį, kodėl taip atsitiko, tu greičiausiai surasi atsakymą, ką daryti. Ką daryti, kad pagerinti šitą situaciją. Pasižiūrėk, kokia to prasmė. Tai, ką tu darai, kokia to prasmė. Ar peržvelg savo vertybės, vertybinius dalykus. Ką tu aukoji dėl to, ką tu prarandi. Ir galbūt tu suprasi, kad vau, koks aš kvailas buvau, kad nesilaikiau gyvenimiškos taisyklės. Aukso viduriukas. Visi sako, yra toks dalykas aukso viduriukas, kas per daug tas nesveika ir panašiai. Paprasti dalykai. Paimk popieriaus lapą, susirašyk. Aha, yra taip ir taip. Aprašyk savo situaciją. Ir pamatysi, kur tu skiri daugiausia laiko. Pabandyk pasverti, kas tau yra iš tikrųjų vertinga. Pabandyk pasverti, kiek tu laiko prarandi ir švaistai galbūt ne visai tokiems ir vertingiams dalykams. Pasižiūrėkite į prioritetus. Jeigu reikia, kreipkitės į specialistus, nueikite pas psichologą, susėskite, pabendraukite. Kartais net nereiks daug ir konsultacijų, tu užteks galbūt netgi 1 ar 2 pokalbių, kad šiek tiek susivokt, bent tiek, kad šiek tiek susivokt, apmąstyti, nes kartais vienam gali būti netaip jau ir paprasta. Nes kai tu esi vienas, kartais žmonės nemoka girdėti savęs, kartais žmonės nemoka suprasti savęs, kas su manim darosi. Tai pokalbis su žmogumi, su psichologu ar galbūt su geriausiu draugu, su šeimos nariu aptarimą padaryti. Tada, kai žmogus kalbasi, kai bendrauja apie savo problemas, jisai išgirsta pats apie savo problemas ir tada tampa daug aiškiau, kas yra ir kaip yra. Jeigu yra perdegimas, taip pat yra labai svarbu. Perdegimas tai 100% galim sakyti, kad tai yra ir stresas. Jeigu yra stresas, mes turim su šituo dalyku taip pat kažką daryti. Tai yra įvairios technikos, yra įvairios terapijos, dailės terapija, muzikos terapija, kvėpavimas, malda, sveikas maistas, judėjimas ir taip toliau, dienotvarkės susidėliojimas ir panašiai. Pasižiūrėk, kuris būdas tau labiausiai tinkamas. Bet šitie būdai yra trumpalaikiai, jie leidžia šiek tiek pailsėti, bet vis tiek, kol tu neįvertinsi tai, kas yra iš tikrųjų svarbu, kol nepradėsi keisti savo kasdienybės, tol nieko neišeis. Nes reikia galutinai susitvarkyti su problema. Tada stresas išgaruoja. Bet aš nesakau, kad tie dalykai kaip kvėpavimas, ten
meditacija, pasivaikščiojimas gamtoje ir taip toliau. Šitie dalykai svarbus, bet šitie dalykai padeda pailsėti, atitrūkti ir tada su šviežiom mintim, su šviežiom smegenim gali kažką pradėti mąstyti, ką aš galiu pakeisti, ką aš galiu daryti. Tai va, stebėkit savo pažangą, fiksuokit savo klaidas, fiksuokit savo pasiekimus, ką turiu link kur eiti ir nebūkite vieni. Vienam kartais yra labai sunku, nes vienas tu išsekęs nueisi miegoti. Ir gerai, kad nueisi miegoti, nes miegoti reikia. Bet atsimink, jeigu reikia pagalbos, visą laiką gali susirasti žmogų, specialistą, kuris padėtų tau pamatyti tą bendrą vaizdą tiesiog iš šono, nes pačiam žmogui kartais tai sunku padaryti. Na ir dar vienas toks pamąstymas, labai, sakyčiau, svarbus dalykas. Kartais verta atitrūkti, kartais reikia išeiti atostogų. Yra tokių žmonių, kurie dirba be atostogų, įsivaizduojat, be atostogų, varo nesustodami, bėga kaip maratoną ir net nemato ir pagalvoji, kada atostogų buvai, net nežinau, gal prieš 2 metus, gal prieš 3, o kodėl neįėjai atostogų? Ai, buvo daug darbų, neišeina ir taip toliau. Tai kartais verta sustoti. Ir nepamiršk, bent 1 dieną, būtų gerai 2 dienas per savaitę totalaus poilsio. Savaitgalis turi būti šventas reikalas. Poilsis, ramybė, gamta, šeima, bažnyčia, totalus atitrūkimas nuo darbo. Tai Kalėdų metas, skubėjimo metas. Kaip ir sakiau pradžioje, atsiranda dar naujų reikalų, naujų rūpesčių, dovanos, visokie apsipirkimai ir taip toliau. Ir kai kuriems žmonėm Kalėdos tampa stresorium. Tai pasižiūrėkite, kad Kalėdos, šitas laikotarpis, jums teiktų džiaugsmą, ramybę, šilumą, bendrystę, bendravimą, buvimą su šeima, su artimaisiais, su kaimynais, su bičiuliais. Pasinaudokit šito laiku, kad jis taptų ne stresorium, o kaip tik tikromis šventėmis, kurios atneštų teigiamas, džiaugsmingas, rames emocijas, kad jūs kaip tik pasikrautumėt, o kad nebūtų iš jūsų atimta ta energija. Tai va, tai toks palinkėjimas pabaigai, tad noriu padėkoti visiems, kad esate kartu, kad būnate, kad spaudžiate patiktukus, kad remiate Contribui platformoje, taip pat kam patogu, kviečiu ir į Patreoną, kam patogu į Contribui, jeigu manote, kad tokia mano veikla yra naudinga, kviečiu paspausti patiktuką, pasidalinti su draugais artimaisiais šitais vaizdo įrašais. Tad ačiū Jums visiems, iki kito karto, na, o kitas kartas turbūt bus vlogo antra dalis iš Varšuvos. Ir kitą savaitę paskelbsiu kalėdinį konkursą. Tad bus galimybė laimėti kalėdinį prizą. Na, o dabar atsisveikinu ir linkiu gero linkiu gero kalėdinio laiko. Iki kito karto. Ate.